Gerą rytą. Visiems. Išmiegojau. Turim kiek čia valandų, turim 9:30. 5 buvau atsikėlęs. Tai iki 6, ne, beveik iki 6:30 neužmiegau. Varčiausi tą pusę žodžių, tai dar ir Simpsonų seriją pažiūrėjau. Neužmiegau, ekcelo nesąmonė. Į darbą tik tais 2. Ir negaliu paaiškėti, paskui šiaip ne taip atsijungiau. Tai gerai pailsėjau, nes būtų buvęs ne kokia dienos pradžia. Nuo ankstaus ryto ir iki vėlyvo vakaro dirbti. Tai toks dabar jau ties, kad kupinas energijos, toksai atsibudo. Videosa. Tai čia bus reikalų. Visą naktį kelia. Dar tik tai 90% kėlė. Tai realiai jau kelia, apie 10 pradėjau kelti, tai dabar 9:30 sakiau, net 12 valandų kelia vieną video. Dar net neįkėlė. Tai žinau, kaip čia bus su video. Jeigu kitą vietą perkelt, dar gyventi, tai... Sakė, ten dar šudidesnis internetas. Nieko nepadarysi. Ok, varau keltis. Eisiu iki Štunginės. Mačiau, dviratis yra, dviratį praminsiu. Štangą pakilnosiu. Dušas, pusryčiai. Paskui bus matyti. Nusiprausiau. Koks stebuklas, ne? Ruošiuosi kavytę. Buvau išėjęs iki mašinos, dar ten keletą daiktų susirinkė. Kažu, kas čia per dabar? Pasirodo, tas čia daužas neišsijungia automatiškai. Tai duoda čia pamiršus, tai čia būtų reikalų. Jeigu kažkur greitai reikėtų išvaryti ar išeiti išgaruotų visas vanduo, visų pirma išvirtų. Paskui pats pradėtų kaisti. Kažin kas būtų, nieko gal. Paprastai reikia valgyti visus dabar gendančius produktus, kokius turiu. Tai bananas jau toks. Čia dar biškai buvau sutraškęs, tai čia reikės gal nusipjauti pusę. Marškytė. Sumuštinis. Realiai tokie patys kaip vakar, tik tai dasidėjo bananas. Bananą irgi galiu valgyti, bet nevalgiau vakar. Tai reikia prisivalgyti. Kažką reikės į darbą, gal mėsytės kokios pasipjaustyti, pomidoro. Ir ne nuo 2 vis dėlto reikės varyti nuo 12 išvažiuosiu. Nes ten tą toli bičą reikės parvežti, nuvežti, tai biškai ten stresuoja, tai reikės varyti. Nestresuoja, bet ta prasme, reiks varyti anksčiau. Tai va, tokie reikaliukai. Ką skanaus valgantiem, tikriausiai ne. O aš irgi valgau, o paskui žiūrėsiu. Čia ką reikės eiti mašiną, pasižiūrėti, kokią čia galiu pasimti. Ir važiuosiu į darbą, persirengti. Na va, aš jau ir darbiniai mašinoj pasiėmiau mašinikę. Užsipyliau kurą, nes nebuvo kuro. Viskas, varau pakeisti kolegą, reikės į ten dar biškį pavežti ten, kaip ir minėjau. Oras visai neblogas. Tai dar Hebra buvo iš to mano miestelį, Žoninksogo, tai paskambino dar, nuvariau pašnekėjau. Irgi darbuojasi, plauna vamzdžius su fūra ir po keliais to vamzdžiai perlaidas, tai turi išplauti visus smėlius, visą kitą. Darbuojasi, dabar pietauja. Ir viskas, tiek žinių tikriausiai lėkiu, žiūrėsiu šiandien gal neskubėdamas, po biškį, kol apsiprasiu. Kaip sakant, no stress. O paskui po biškutį įsivažiuosim į normalų ritmą, toksai, nežinau, toks, po tų kelionių, toks, kai sukeliauju taip greitai, vakar dar sėdžiu taip, ar šiandien, išėjau lauką, taip, šiandien toks, keista, vėl visai kitas klimatas, kalnai, mažai medžių, keistai žodžiu, taip greitai, bet, nieko, porą dienų ir apsiprasi vėl. Va, kokie elniukai. Gražuoliai, šitas jau ragus nusilupęs.
turi lietai važiuoti. Niekaip nesuprantu. Šitas spėjų buvo Nordkate. Normaliai Hebra keliauja. Net su arkliais. Su šunim, su arkliais. Duoda Hebrytė. Nu, kas kaip moka, tas taip šoka, ne? Įdomių žmonių yra iš tikrųjų, ne kad neįdomių, ir įdomų žmonės, bet ir įdomus tokie keliavimo pasirinkimai. Nu, bet aišku, kam ko reikia. Gal ir įdomiai. Spėju, kad įdomiai. Vis kažkas naujo gyvenime vyksta. Jo, aš vis dar važiuoju. Dar biškį liko, bet jau nebedaug. Bet čia žiūriu nemažai vietų apipjauta. Čia nesuprasti, kur čia pjauta. Vienoj vietoj pjauta, kitoj vietoj nepjauta. Vienoj vietoj pjauta, kitoj vėl vietoj nepjauta. Visur prišikinėta. Žodžiu. Na va, aš jau ir vietoj. Atvažiavau. Štai mano darbo įrankis. Parvežiau tą bičelį iki mašinos. Pakeičiau. Viską susižiūrėjom. Ką, šoksim į mašiną ir pradėsim darbuotis. Biškį tingysim. Toks, kol pagausiu tą ritmą. Bet nieko, viena antra dienelė bus good. Čia va, jau jisai yra pjovęs, tai dar palei šitą kraštą dar biškį reikia paimti. Ir čia viena atkarpa bus baigta. Tai dabar ką padarysiu, tai reikia šičia susitepti. Kas 2 valandas, sakai, tepam. Šitą tenais viduje yra. Ir šitos 2. Tai žodžiu. Varau maunus pirštinės, einu atsinešti tepiklį ir pradedam tepti. Reikia ir užkasti, paskui nebus kada. Lietuviški nesumarinai, kaip čia vadinas. Kažkokie žodžiai. Biškį užkasiom. Kad paskui nebereikėtų stoviniuoti kažkur. Tai daug čia eismas. Užsidarysim duris. Tai sakau, galėsiu varyti basas, tapkių nepasėmiau, bet technika nešvari, muždina viskas, neprižiūrėta. Vien dulkės. Išsivalyčiau, bet neturiu nei su ko valyti. Tik tas pats bus, bet nevalysiu. Jeigu jiem gerai, bus ir man gerai. Jo. Pirmai dar biškį pavažiavom. Čia reikėjo šuną pasiparkuoti, nes nepriparkavo. Kai jį dvarį vežiau kolegą, tai toks didelis tas traktorius, atrodo tos, taip viską iš po lėto darau, taip toks įsigandęs. Bet nieko, apsiprasiu. Atsimenu, kai varydavau. Kaip išprotėjęs. 1-2 dienelės bus good. Bus grįšiu atgal į biznį. Jo, baigiau valgyti. Ir ką, go. Ką tik mažytę avariją mačiau. Mašina parvažinėjo. Nu, kaip dabar
kaip šita va parvažinėja šita pusė, o kitas bičias išsukinėjo iš keliuką ir įvažinėjo į čia. Taip jau čia visi važiuoja ant 30 realiai, PM greitis, bet 30 važiuoja. Ir vis tiek sugebėjo, tas važiuoja taip, ir tas pupt į šoną. Nesuprantu kaip. Nu būna, aišku, nematai, gal užsižiūri, bet nu priešais, taigi tu sakai ir mašiną važiuoja tiesiog. Kad užkištų, nu jo, dar sakyčiau, jo, užkišo. Bet dabar iš vis toks pupt į šoną, bet taip gerai, kad lengvai, nes tų greičių nėra. Įdomiai. Ką varau simėti ženklus, biškį vienoj vietoj papjoviau. Vienoj vietoj papjoviau, atvariau biškį kitą vietą. Tai tik įlipau, pradėjau važiuoti. Nesimato per tą stiklą dvigubą. Saulė užšvietė pilną dulkių, dabar gerai matosi, bet saulė užšvietė, nieko nesimato. Skot pratęs nuo tos technikos, tai atrodo, eik tu savo, kaip aš pjaudavau, tai kažin. Bet prasivažiavau vieną drūžlę, jau iškart geriau. Tai dabar va prasilėksiu dar keletą ir bus back to business, I believe. Tikiuosi. Tai va. Ir prasipjausiu vieną, antrą ir bus gerai. Būsiu, tikėkimės, kad bus gerai. Na žodžiu. Tupi zuikis. Čia jau belė kiek. Nežinau, tikriausiai nesimatysis. Bet čia vienas įvažiavau, lėkė, ten vienas va, nulėkė zuikutis. Pamatysiu privažiuoti, gal nereikia gąsdinti, aišku, gyvūniukų, bet įdomu pažiūrėti. Va, tenais va, tai lasdelė, jeigu matosi. Kaip reikia zuikį šaukti, ką žinai. Taip neveikia. Taip pabėgo. Tuoj apvažiuosim dar ratuką. Gal dar pamatysim zuikių. O, ten dar vienas prie fūrų. Ne, du. Eik tu savo, kiek čia yra. Vienas, du tenai šokuoja. Čia du nušokavo. Kas čia, ta prasme? Zuikių būstinė. Daugiau nesimato. Tai žodžiu, apie 5-6 zuikius. Ką jie čia, kažin, veikia? Gal naktinė pamaina išpuolė zuikiam? Puikiam. Dar ratą važiuoju. Pagazdinsiu šios čia. Biškį. Patėpė visi slides. Tai va, grįžau. O, čia kamera. Grįžau iš darbuko. Papjoviau žolę. Apie žolės pjovimą, ką galiu pasakyti, tai pradžia sunki buvo. Toks, nu, kaip ir esu minėjęs, sakau, pasikartosiu dar 1000 kartą, kad reikia pripasti, atpranti per tą mėnesį eina savo. To gabaritai viskas didelį važiuoja toks iššykęs ganėtinai, bet nieko, 1-2 valandą prasimušo, 3 valandą iš vis jau buvo gerai, tai šiandien ilgai nedirbau, nuo 12 gavas, šiandien dabar jau kiek yra, 9:30, beveik 10 valandėlių, tai kaip ir užtenka. Pradžiai, rytoj žiūrėsim, pradėsim po biškį gazuotis. Labai nesinori iš karto taip šaut, kad iškart neperdegti. Tai po biškį pradėsim gazuotis. Dar mieste dirbau, miestelį, tam Laksel. Tai dar ir dėl to toks daug eismo mašinų, tai toks, nu, išsibalansavę žodžiu. Bet jo, nuo rytojaus jau išvažiuojam iš miestelio. Ką, pradėsim gazuoti po truputį. Nieko nepefilmavau dėl to, kad, sakau, nes noriu apsiprasti. Nėra ką ir filmuoti, kaip grybą pjaunu. O rytoj jau tikriausiai ir pafilmuosiu. Ką, grįžau, einu pavalgyti, ilsėtis, filmuką pamontuoti, įkelti. Dabar jeigu tą kelsiu, tai kels iki rytojaus ryto. Na, žodžiu, čia toks ir gausis užtempimas. Tai va, hebrytė. Ačiū, kad žiūrit. Share, like, subscribe, pasidalinkit su visais.
parašiau, kam įdomu. Gero žiūrėjimo, čiau.